Kunigų knyga, 27 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Izraelitams, jei kas padarytų įžadą ir pasižadėtų tarnauti Dievui, mokės nustatytą kainą. Vyras nuo 20 iki 60 metų mokės 50 šekelių sidabro pagal šventyklos šekelį. Moteris 30. Vyras nuo 5 iki 20 metų 20 šekelių sidabro, o moteris 10. Už berniuką nuo 1 mėnesio iki 5 metų 5 šekelius sidabro, už mergaitę 3. Vyras 60 metų ir vyresnis mokės 15 šekelių sidabro, o moteris 10. Jei bus beturtis ir paskirtos sumos negalės sumokėti, kreipsis į kunigą, kuris nustatys, kiek tas asmuo gali duoti. Jei kas pažadėtų duoti gyvulį, tinkamą aukoti viešpačiui, tai tas pažadėtasis gyvulys negalės būti pakeistas nei geresniu, nei blogesniu. O jei pakeistų ir pakeistasis, ir pirmykštis priklausys viešpačiui. Jei kas pažadėtų duoti nešvarų gyvulį, kuris netinka aukai viešpačiui, jis bus atvestas pas kunigą, kuris nuspręs, ar jis tinka, ir nustatys jo kainą. Jei aukojantis norės jį išpirkti, pridės prie įkainojimo sumos dar 5 dalį. Jei kas pažadėtų aukoti namus, pašvęsdamas juos viešpačiui, kunigas apžiūrės, ar jie tinkami, ir nustatys jų vertę. O jei aukotojas norėtų juos išpirkti, pridės prie nustatytos sumos dar 5 dalį, ir namai bus jo. Jei kas pažadėtų aukoti savo paveldėtą žemę, pašvęsdamas ją viešpačiui, jos vertė bus nustatyta pagal sėją. Jei žemė apsėjama 1 homeru miežių, ji bus įkainota 50 šekelių sidabro. Jei jis pašvenčia dirvą tojau po jubiliejaus metų, jos vertė bus visa. O jei ji pašvenčiama, kuriam laikui praėjus po jubiliejaus metų, kunigas apskaičiuos jos vertę pagal metų skaičių, likusi iki jubiliejaus metų. Jei aukotojas panorės išpirkti ją, pridės 5 dalį prie paskirtos kainos ir ją atsiims. Jei nenorėtų išpirkti ir ji bus parduota kitam, aukotojas nebegalės vėliau jos išpirkti, nes atėjus jubiliejaus metams ji bus pašvęsta viešpačiui, o pašvęsti dalykai priklauso kunigams. Jei pirktinė, o ne paveldėta dirva bus pažadėta viešpačiui, kunigas apskaičiuos jos vertę pagal skaičių metų iki jubiliejaus ir aukotojas tą sumą paaukos viešpačiui. Jubiliejaus metais ji grįš pirmajam savininkui, kuris ją valdė kaip savo paveldo dalį. Kiekvienas įkainojimas bus daromas pagal šventyklos šekelį. Šekelį sudaro 20 gerų. Pirmagimių gyvulių, kurie priklauso viešpačiui, niekas negalės pašvęsti, ar tai bus jautis ar avis. Jie yra viešpaties. Jei gyvulys yra nešvarus, aukotojas išpirks jį pagal įkainojimą ir pridės 5 kainos dalį. Jei išpirkti nenorėtų, bus parduotas už tiek, kiek buvo įkainotas. Visa, kas viešpačiui pašvęsta, ar tai žmogus, ar gyvulys, ar dirva,
nebus parduodama ir negali būti išpirkta. Visi viešpačiui pašvęsti dalykai yra jo. Nieko iš žmonių, kurie yra pašvęsti, negalima išpirkti, bet jie turi mirti. Visos javų ir vaisių derliaus dešimtinės yra viešpaties ir jam priklauso. Jei kas norėtų išpirkti savo dešimtines, pridės 5 jų vertės dalį. Galvijų, avių, ožkų ir viso, kas piemenų ganoma, kiekviena 10 galva bus pašvęsta viešpačiui. Gyvuliai nebus atrenkami ir nebus vienas kitų pakeičiami. Jei kas pakeistų, tai abu gyvuliai bus pašvęsti viešpačiui ir nebus išperkami. Šituos įsakymus viešpats davė Mozei dėl Izraelio vaikų ant Sinajaus kalno.